Va, troba figiena mano. Pas tave, kai svečiuose būdavom, tai reikėdavo išvykti mišką. Žiūrėk, tas ten kažkoks tai prie lango yra. O, žiūrėk, ar čia tik ne... Ir pabėgo. Ar čia tik žinai kas? Ne. Čia gal Aibės pardavėjas? Labą dieną. Ką turit parduot? Eikit iš čia, lavoną jūs. Lavonai, mes norim įsigyti. O, žiūrėkit, kokių jūs gražių rūbų turit. Kaip tik man šalta. Gal parduosit porą? Nepardavimui. Čia jūsų graži visai parduotuvė. Taip, parodykite. Taip, oho, matau turit šitą, oi, tokai, kiek šitas kainuoja? Paliekit, vaikai, pizdy gausit. Kaip tai už ką, ponas pardavėjau, mes tik tais apsipirkt. O, kai gerulė lova, palauk, reikia išbandyti prekį, Aš tai paimsiu šitą aparatą kolos. Žinokit, man lova visai patiko, aš ją pasimsiu, sumokėsiu. Į skolą. Jūs džiaukitės, kad mano rankos surištos. O kodėl pas jumis rankos surištos? Toks gimiau. Ai, invalidas. Aš žinau dar ištestuoti jūsų tualetą, labai gražiai atrodo. Oi, tu savo. Gerai, šikti. Tualetas mano. Kaip tai jūsų, čiagi prekė, jūsų parduotuvė, ar ne taip? Ne, čia mano namai. Čia jūsų namai? Čia aš viską užsidirbęs, o jūs vagėt. Tai palaukit, čia jūsų ne parduotuvė, o jūsų namai. Taip. Tada galima vogt, seniai, galima vogt, nes čia ne parduotuvė. Nereikia nieko į skolą, galim viską papyzdyti. Tai galim visą namą išnešti. Jo, tai mes perkraustymo paslaugas padarysim, jeigu ką. Peršykimo paslaugas. Tai jūs nesijaudinkit. Ginamas tai išliks mūsų pilvuose. Aš šitiek metų dirbau ant tų namų. Žiūrėkit, mes stogo nelabai nukrapštysim, nes gana aukštai, tai čia, kaip sakoma, gal pats persivešit su kranu kažkaip tais. Tai aš dar tualetą pakrapštysiu. Žiūrėkit, ponas, jūs turėsit kokias 3 dienas dar miške pamiegot, paskui jau galėsit namuose gyvent. Aš irgi, žinokit, stogas neišės, aš per žemas. Neužaugau dar. Pydėjau. Kas čia? Voras, gaudykit vorą. Spidermanas kūrimi. Apgabdavęs vorus auginė, durnas visai, mutantas. Žiūrėkit, tą akcijos progą, kad sutikot visą chatą, jums dovanų palieku. Čia, žliukas. Oi, bliamba. Labai geras buvot, mes irgi labai geri, tai turėjom iškelį kišeniuose, čia galit glostyti juos, laipiot, ką tik norit. Man patinka. Jums patinka, tai gal norit visą stako? Duok. Va, imkit. Bent aibė liko dar man. Ja, liko. Dėl aibės šnekant, žinokit, mes jau buvom aibė. Ja, su ją viskas okei. Mes ten biškelį patvarkėm. Jinai neužrakinta buvo. Ja, mes užrakinom. Ok, matau jam linksmą, tai... Gerai, pysinam išėnės, nes... Ja, varom, hebra, toliau. Daistas sprogdžinas. Žmogus linksminas, ko tu nori? Senatvė. Bliamba, man atrodo, prie tos 6 eglės reikėjo pasukti į pietvakarių dešinę. Aha, reikėjo geografiją mokintis, man atrodo. Man buvo ženklas, kad tai tenai. Man atrodo, mes pasiklydom. Svarbu, pabėgam iš mokyklos. Aš dar kai ką atsiminiau. Chemija buvo paskutinė pamoka mums. Tai mes pasiklydom ir mes išėjom iš mokyklos, nepabėgom. Nes pamokų daugiau nebuvo. Nusiskandinsiu. Jo, o rytoj vėl į mokyklą. Aha, kokią mokyklą, aš jau net nežinau, kur aš esu. Na tai aš čia statau namus. Jo, tu statyk. Gyvensim džiunglėse. Seniai, bet tai tu 1 klasėje statyt namus moki. Kaip? Stalim dirbęs. Aš baigęs kibernetinių statinių inžineriją. Tai parodyk savo skilus, seniai, oi, tu savo kas čia bus langas? Seniai! Ai, Tu Foresteri, ką ten sakei? Brolį pasiėmiau. O, broli, o kodėl jis toks, kas jam su galva negerai? Ne, man atrodo, mes įvalgysim šiandien, kepsim ant šašlykinę. Nu, tavo brolį kepsim. Viską susitaikyk. Čia... Tai bent galvą palikit, man reikia su juo pakalbėti. Su juo pakalbėti? Ką tu su juo pakalbėsi? Kai tik galva bus likus. Va, šašlykinė. Va, jau gali kepti. Dėk tavo brolį į šašlykinę. Kurk?
O, mesk. Kepsim šašlą. Mes O, kepsnį. Man atrodo, kepsnį nereikėjo mesti į laužą, man atrodo, reikėjo virš laužo jį laikyti, ne? Tai tiesa. Man atrodo, mokykloje buvo kažkoks meškinas žalės, kuris sakė, nežaiskit su degtukais. Tai čia užges čia greitai čia. Ačiū užges. A, tai čia turėtų vėjas greit užgesint. Jo, lietų žada kitą savaitę, tai jeigu ką užgesins. Man atrodo, jis greit neužges. Užges, nes jį nervuok. Ta liepsna artinas link mūsų. Nedaeisiu, jak to padarysim. Ką tu padarysi, smėlio pripilsi iš batų? Tu gal reikia tvorą pastatyti iš medžio? Nu, medisgi nedega. Seniai, ką tu nesimokėjai lietuvių kalbos? Lietuvių kalbai sakė, medis nedega. Diktantą rašiau. Tai šlapias medis, ne? Ne, ten sakė, sausas medis nedega pas brolį kieme. Čia ugnigesių daina. Kažkas tokio. Tai seniai, kaip manai, mes ilgai dar išgyvensim? Kiek dar minučių turėtumėm išgyventi? Iki kitos žiemos turėtume. Ai, o tu nepasilgai mokyklos? Ne. Skanaus maisto mokykloj? Karbonadas. Su greikiais. Aš žinai, ko labiausiai pasilgo aibės. Aibė ir gerai. Tai ką aš galiu pasakyti? Senis jau nusižudė, oi ne. What the fuck, seni, pasai turbiną užpakalį. Pabėstėjau. Tai kaip sakoma, spauskit laiką, jeigu norėtumėte kažko panašaus, kažkokių tai pabėgimą ar kažko susijusio su mokykla dar. Ir parašykite į komentarus, kas yra jums geriausiai mokykloje. Pavyzdžiui, seni, tau kas geriausia? Karbonadas, ne? Man karbonadas geriausia. Nu, jam karbonadas geriausia, o man, ką žinau, grikiai? Grikiai? Grikiai! Grikiai jėga! Tai vad, žodžiu, kaip sakoma, susitiksim jau kitą kartą, tai iki visiems, bye bye. Давайте. Tai davai. Ką mano aibė padarė? Tik atsistačiau aibę. Nu, paskolos man nieks nebeduos, ant aibės atsistatyti. Švirkštą bent mano paliko. Einu apsinarkašinsiu ir bus gerai.